Ar tai pagalvėlė? Ne. Ar tai rankų darbas? Tikrai taip. Ar sunku išsirinkti spalvą? O taip. Pagaliau štai visa krūva grožio studijoje ir šiandien būtent atėjau tą ir padaryti, kad, parodyti, pristatyti ir truputėlį papasakoti, kasgi čia yra ir ką aš čia sukūriau. Tai va, šitokia vaivorykštė spalvų ir tai yra gražiosios spalvų mandalos. Tai va, jų sukūriau 9 spalvas. Išsirinkti spalvas ar atspalvius tikrai nėra paprasta, bet stengiuosi tas pagrindines užfiksuoti tokiuose paveikslėliuose 30 ant 30, taip, ir trafaretu nupiešta mandala. Tai žinia, ir mūsų studijos ženklas yra mandala, tai šiaip mane ir mano gyvenime mane seka mandalos. O grįžus, kaip pasakyti, prie to šauksmo, širdies šauksmo, tai yra tapybos, dažų, teptukų. Esu kelionės pradžioje, bet jau iš karto pajutau trauką ir labiausiai tai yra spalvoms. Ir labai norėjau kažką tokio sukurti, kas atspindėtų mano šitą meilę ir šitą nepaaiškinamą trauką spalvoms. Tai taip ir nutiko, gimė štai tokie paveikslėliai, kur ir sugulė spalva. Ir tas gražusis, toks, nežinau, man tai moteriškas simbolis, būtent galbūt šitas raštas, perteikiantis tą simetriją, balansą, pusiausvyrą, tiek sakoma, tai yra simbolis kaip ir kosminės tvarkos ir harmonijos. Ir žvelgiant į šitą paveikslą, žvelgiant į tą mandalos harmoniją, mes esame irgi kviečiamos atrasti, atkurti tą harmoniją ir savo gyvenimuose, pagalvoti, galbūt yra kažkas išsibarstę, kažkur esame kažką pametę, tai toksai ženklas, toksai simbolis namuose, aš galvoju, kad tai yra tikrai toks priminimas, kaip ir rašau puslapyje, tai yra priminimas sustoti, dienos bėgime stabtelti, atkurti tą vidinę pusiausvyrą, kartu žvelgiant ir iš tą magišką ir akis magiškai traukiantį piešinį, bet to pačiu ir per spalvą, ar ne? Tai spalva, kaip ją pasirinkti, vėlgi, aš galvoju, yra ne vienas būdas. Ir aišku, tas, kuris toks intuityvus, kviečiantis, traukiantis akis, aš manau, yra pats toks teisingiausias. Bet galbūt ir skaitant aprašymus spalvų galima irgi pajusti, kogi trūksta dabar mano gyvenime, kuo norėčiau jį papildyti. Ir netgi sakoma, kad kartais ir net ta spalva, kuri kažkaip mus erzina arba tarsi nepatinka, galbūt kaip tik jos ir jos tų sukeliamų savybių mums ir trūksta labiausiai. Tai kaip signalas, kaip toksai vidinis pakutenimas, kad galbūt ir kaip tik reikėtų tą spalvą pakviesti į savo gyvenimą. Tai va, tai kol kas taip trumpai, o toliau kitame video matyti papasakosiu apie spalvų reikšmes trumpai. Visą šitą grožį paliksiu studijoje ir pažiūrėti, apžiūrėti, o patikusią parsinešti namo. Tai va, tai užtenka slėpti namuose, Laibūno studijoje, ant lentynėlės, pažiūrėkite, apžiūrėkite, o jeigu jau kažkurios ir neliks, tai būtinai man parašykit ir galima užsakyti, aš sukursiu ją jums per 2, 3, 4 maks dienas. Tikiuosi gruodį rasis tų momentų ir savo, pasidovanoti kažką gražaus, mielo, artimo širdžiai ir savo. Laibūna ši mandala kaip simbolis, ar ne, tos harmonijos ir pusiausvyros, šviesos širdyje, ar ne, tas vidinis balansas ir kvietimas savo grįžti į tai, į tą susicentruoti.